Nu va, šiandieną dar ir antrą pasistengsiu įrašyti, dar laiko turiu. Taip, dabar klausom antrą klausimą ir antrą atsakymą aš tiesiog atsakysiu į Dainiaus, neatsakysiu, o tiesiog įrašysiu tik tais Dainiaus Jankaus atsakymą, nes ten toliau, tiesiog yra labai žmonių, kurie niekaip negali suprasti, tai kaip ten tas šeštadienis, kaip ten tas kažkas. Dainiaus atsakymas labai paprastas, sako, reikia laiko, kad suprastumėte, vienu žodžiu, žmonės nesupranta, kodėl šeštadienis, kodėl sekmadienis ir taip toliau, arba skiedžia tikrai kažkokias tai visiškai nesuprantamas nesąmonės. Todėl aš konkrečiai eisiu prie mokytojo ir tas mokytas atsako į klausimą ir mes pabandysim jį išnagrinėti. Taigi, važiuojam. Dabar kitas klausimas, kuris išplaukė iš šito klausimo, man asmeniškai, galbūt ir jums tas klausimas kyla. Tai kodėl Dievas ilsėjosi? Nes, pavyzdžiui, jeigu mes skaitom Izaijo 40 skyrių, šitas versijas dabar Izaijo 40, 28 eilutė, čia yra parašyta. Nagi, ar nežinai, ar nesigirdėjęs? Viešpats, žinasis Dievas, visų žemės šalių kūrėjas, jis nepailsta ir nepavargsta. Įdomus momentas, ne? Čia yra Dievas. Mes, pavyzdžiui, kaip žmonės, mes galim pavargti, mūsų kūnai tokie yra riboti, nuodėmės paveikti, mes galime pakelti tik tam tikrą fizinio krūvio, tam tikrą kiekį fizinio krūvio, jeigu taip galiu pasakyti, ar ne, ir jeigu tas krūvis labai didelis, tai mes greičiau pavargstam, jeigu krūvis mažesnis, galime ilgiau darbą atlikti, bet vis tiek, galų gale mums reikia poilsio kaip žmonėms, ar ne, bet, pavyzdžiui, tėvui nereikia poilsio. Kodėl jis ilsėjasi? Čia klausimas. Ir atsakymas turbūt čia, aišku, vėlgi išplaukia labai natūraliai. Dėl to, kad jau buvo sukurtas Adomas ir Ieva ir Dievas tą poilsį paskyrė jiems, kad jie galėtų ilsėtis. Nes Dievui poilsio nereikia realiai, kad Adomas ir Ieva galėtų ilsėtis, nes jis juos apgyvendino Edeno sode, jie turėjo tą sodą dirbti, ar ne? Ir aš ką dar atkreipiu dėmesį, pradžios antras. Dabar aš sustabdysiu ir pakomentuosiu. Tai reiškia, Dievas ilsėjosi, bet jam poilsio nereikėjo, bet todėl, kad reikėjo poilsio Adomui ir Ievai. Bet Dievas ilsėjosi, bet jam poilsio nereikėjo. Palaukite, Adomas ir Ieva, jie dar net nedirbo. Tai kodėl buvo sukurta Adomui ir Ievai? Žinokit, pakol kas nieko nesupratau. Skyrių, net antrą, trečią skyrių, 8 eilutė. Išgirdę viešpatį Dievą vaikščiojantį sode, pavakario vėjelio dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo viešpatės veido tarp sodo medžių. Aišku, čia kalbu prieš tai vyko nuodėmė, dėl to jie nuo Dievo pasislėpė, bet aš dabar nenoriu tos temos liesti, bet noriu kreipti dėmesį į tai, kad viešpats Dievas vaikščiojo sode pavakarę vėjelį dvelkiant. Kodėl jisai vaikščiojo? Ką jis ten darė tame sode? Ir man asmeniškai, žvelgiant į bendrą Biblijos kontekstą, toks vaizdas susidaro, kad ši 7 diena, poilsio diena, Dievas ją paskyrė žmonėms tam, kad galėtų su jais susitikti. Ir aš tikiu, kad 7 dieną Dievas turėdavo susitikimą su Adomu ir Ieva ir bendraudavo su jais. Nelabai supratau, prie ko čia 7 diena ir jisai vaikščiojo sode. Tai reiškia, jisai visom kitom 6 dienom jisai nevaikščiojo po sodą dažnai. Iš kur jis visą tai ištraukė? Paėmė, sugalvojo, ištraukė ir padėjo ant stalo. Labai fainiai. Tai vat tokį maždaug vaizdą matau. Tai suprantu, kad iš tikrųjų ne Dievui tas poilsis buvo reikalingas, bet žmonėms ir jų bendrystei su Dievu.
Jo, tokia mintį noriu pasakyti. Ar norit kažką pridurti prie čia? Na, aišku, kad norim, Dainiau, nu tai pats pagalvok. Pats pasakėjai savo nuomonę ir pritraukiai prie rašto, o kodėl, kas, kaip, kur, taip ir neišaiškinai. Tiesiog tu taip manai? Nu, labai keista, labai. Tai yra, kodėl nieks nesuprato? Sakykime, prie mano pamastymo. Aš dar noriu pasakyti, kad atkreipti dėmesį mūsų į tai, kad viskas, kas buvo sukurta per 6 dienas, ne, buvo patikėta žmonėms. O žiūrėkite, 28 eilutė 1 skyriaus. Dievas palaimino jos tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Tai ką Dievas padarė, jisai viską, ką sukūrė, jisai padovanojo žmonėms. Psalmėse berot rašo, kad viską sukūręs padėjo žmogui po kojomis. Viską. Įdomus toks momentas, kad padėti žmogui po kojomis viską, ką sukūrė, Dievas iš dalies turi pasilenkti, kad padėtų. Mes matome čia Dievą kaip tarną žmogui. Ar ne? Dievas viską sukūrė, duoda viską žmogui naudotis. Ir plus mes matome, kaip antspaudą Dievas sukūrė poilsį. Ir sako, štai duodu jums viską žemėje, tvarkykite, darykite, kurkite, darykit, o 7 dieną jums dovanoju kaip poilsio dieną. Kad jūs galėtumėte atsigauti, atgauti jėgas, kad turėtumėte laiko praleisti su manim, nes jūs man esat brangus, kaip kūriniai, aš noriu jūs atstatyti, tą dieną atkurti, sustiprinti jūs noriu ir panašiai. Tai vat maždaug aš taip įsivaizduoju, tą bendrą paveikslą. Mama, prašom. Nu va, ir vėl, aš taip įsivaizduoju bendrą paveikslą. Ne aš turiu apreiškimą, nes aš žinau, va čia va taip. Aš turiu bendrą tokį paveikslą. Iš kur tas paveikslas atsiranda, geras klausimas. Jo, tu gerai čia pasakėjai, su manim bendraukit. To reikėjo ne tik fizinio poilsio, bet reikėjo dvasinio to poilsio, tos bendrystės su Dievu. Nes pavargstam ne tik fiziškai, bet mes išsenkam ir dvasiškai. O su kūrėju dar tą 7 dieną visą paaukota, tai pastiprinimo diena, atsigavimo dvasiškai diena. Taip. Ačiū, mama. Taip, Žilvinai, prašom. Man įdomu toks klausimas iškilo. Galvoju, Adomas ir Ieva, ar jie galėjo pavargti? Vis tiek ten, rojuje buvo, tai vis tiek, ar galėjo būti ta prasme, tiesiog pavargti, bet suprantu, kad, kaip čia rašo jo, kad 7 dieną palaimino ilsėjosi, Dievui nereikia ilsėti, tai galbūt galvoju, kad, bendrystėj, tai taip įdomu, ar jie galėjo pavargti ar ne, tuomet, toks čia pamastymai. Įdomus pamastymas, Žilvinai. Ar galėjo jie pavargti fiziškai, ar ne? Galbūt ir ne. Jeigu jų kūnai buvo tobuli, galbūt ir negalėjo jausti nuovargio. Bet jie kūriniai buvo vis tiek, nebuvo toks tobulas kaip Dievas, buvo kūriniai, o kūrinys vis tiek yra kūrinys, aš galvoju. Nežinom iš tikrųjų kokia buvo, sakykime, to tobulo žmogaus kūno sandara ir kaip iš tikrųjų funkcionavo žmogaus organizmas. Sunku, aišku, pasakyti šioje vietoje. Bet realiai mes turėtum remtis į tai, kad Dievas davė 7 dieną, ne šiaip savo, ar ne? Sakykime, jeigu žmogus ir nepavargsta fiziškai, ar ne? Bet vadinasi, žmogus gali dirbti be sustojimo. O Dievas kažkodėl nenorėjo, kad žmogus dirbtų be sustojimo. Dievas norėjo, kad būtų laikas, kada žmogus galėtų susitikti su juo. Ir mes matom tame bendrame paveiksle, kad Dievas ateidavo į Edeno sodą, ateidavo ir susitikdavo su pirmaisiais žmonėmis ir bendraudavo su jais. Tai aš galvoju, kažkas panašaus turėtų būti ir tikinčio žmogaus gyvenime. Nes mes kaip žmonės iš tikrųjų daug dirbam,
visokių rūpesčių, naštų, savaitės bėgyje streso patiriam ir panašiai. Ir Dievas nori, kad mes tą 7 dieną ateitumėm pas jį, kad jis galėtų mus atgaivinti. Atgaivinti, kad mūsų kūnas atsigautų nuo fizinio nuovargio, kad protas atsigautų nuo streso, kad mes prisiglaudę prie jo pajaustumėm ramybę. Nes, būna tokių problemų, su kuriamis mes nesusitvarkome, kurios mums iššaukia labai daug negatyvių emocijų. Ir mums kaip vaikams reikalingas prisiglaudimas prie tėčių. Mes, kada mes būdavo maži vaikai, tai jeigu kažkas nutikdavo, aš bėgdavau pas mamą. Nes žinodavau, kad mama mane apgins, ji mane užtars, priglaus, padės. Ji mano buvo saugumo jausmas. Prie jos buvo pririštas mano saugumo jausmas. Tai panašiai mums, kaip tikintiems žmonėms, taip yra su Dievu. Kada mes susidurėm su stresiniam situacijom, savaitės bėgyje, kada patiriam įvairių problemų, sunkumų, tai mes norime atsigauti, prisiglausti, kad kažkas mūsų suprastų, atgaivintų, sustiprintų. Aišku, mes galime tai daryti kiekvieną dieną. Aš turiu minėti, ateiti pas Dievą ir prie jo prisiglausti. Ne? Bet po to mes turime grįžti į darbus. Vėlgi turime grįžti į tas pačias stresinės situacijas, kurios galbūt yra mums nemalonios ir panašiai. O 7 dieną šeštadienį mes galim nuo pat ryto iki pat vakaro leisti su laiką taip, kaip mes norime. Galime atsipalaiduoti jo glėbyje, jo poilsyje. Galime praleisti tą visą laiką su juo, taip kaip mums atrodo, kaip mums yra tinkama. Tiesiog tokie pamąstymai dar. Išgirdot visą pilną pamąstymą, kaip ir galim ateiti pas viešpatį šeštadienį, bet galim ir kiekvieną dieną, bet darbai. Bet po to šeštadienį galim visą dieną, o jei kitą dieną aš praleisiu visą dieną, tai kas tada? Tai bus blogai. O jeigu aš visas 6 dienas praleisiu, o šeštadienį nepraleisiu su juo, tai bus blogai? Man vienintelis klausimas, jie tradaliuoja, bet realiai nieko nepasako konkretaus. Ir aš niekaip negaliu suprasti, kodėl, vienu žodžiu, jie rišasi prie to šeštadienio būtent kaip dienos. Šabas diena. O jeigu aš poilsiausiu 6 dienas, o 1 dieną tik tais, vienu žodžiu, eisiu padirbėti ir būtent tai bus šeštadienis, tai bus blogai, ne? Kaip ir neblogai, tu gali ateiti, bet vis tiek šeštadienis. Kodėl? Nesuprantama. Klausom toliau. Kas liečia tą 7 dieną, tai pirmą klausimą mes kaip ir atsakėme, ne, maždaug. Pamatėme, kad tas poilsis yra skirtas labiau žmogui, kad žmogui reikia atsigauti, atgauti dvasinės, fizinės jėgas. Dabar, kuom ji tokia ypatinga? Antras klausimas, bet aš manau, kad dalinai mes ir į tą klausimą atsakėm, kuo ji tokia ypatinga, ne? Aš norėčiau atkreipti dėmesį į vieną Biblijos eilutę. Išėjimo knygoj 20 skyrius. Išėjimo knygoj 20 skyrius, aš to atsiversiu. Įdomus toks pastebėjimas dar. Pavyzdžiui, kada skaitau aš pradžios knygą perskaičiau, sakykime, tas eilutes antros skyriaus, 3 eilutes pirmasis, ar ne, čia kur parašyta, tai buvo baigti dangus ir žemė bei visą jų galybę, kadangi 7 dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs, 7 dieną jis ilsėjosi po visų darbų, kurios buvo atlikęs. Dievas palaimino 7 dieną ir padarė šventą, nes tą dieną ilsėjosi po visų kūrimo darbų. Tai diskusijose, sakykime, su kitais tikinčiaisiais, aš dažnai pastebiu, kad žmonės jie nepriima tos eilutės tiesiogiai, pagal juos sako, kad čia nebuvo skirtas poilsis Adomui ir Ievai, čia tiesiog Dievas taip nusprendė pailsėti, čia niekaip nėra susietas su Adomos ir Ievos poilsiu. Toks yra pamąstymas. Bet reikia atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, tai dabar atsiverskime Išėjimo 20 skyrių. Išėjimo 20 skyrių atsiverskime ir aš paskaitysiu nuo 8 eilutės iki 11. Nuo 8 iki 11. Čia yra parašyta. Atmink ir švęsk šabo dieną, 6 dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet 7 diena yra viešpaties tavo Dievo šabas.
nedirbsi jokio darbo, nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis gyventis tavo gyvenvietėse. Ir toliau sako, juk per 6 dienas viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas juose, bet 7 dieną ilsėjosi. Todėl viešpats 7 dieną palaimino ir pašventino. Taigi, vat šitą eilutę 11 yra paimta iš 2 skyriaus 3 eilutės. Atkartoja tą pačią eilutę, Dievas atkartoja 20 skyrių Išėjimo knygos. Ką tai sako mums? Tai sako, kad jeigu ta pati eilutė atkartojama Išėjimo 20 skyrių ir yra surišama su šabo poilsiu, kuris buvo skirtas žmogui, vadinasi ir pradžios knygoje 2 skyriui ta pati eilutė turi tokią pat prasmę ir reikšmę. Ji buvo skirta žmonėms, Adomui ir Ievai. Matote, kaip puikiai šventasis raštas pats save paaiškina, jeigu mes gebame, nagrinėdami, sulyginti vieną rašto eilutę su kita rašto eilutė. Tada atsiskleidžia pilnas gražus paveikslas. Taigi, grįžtam prie klausimo, kuom ji tokia ypatinga ta šabo diena. Tai Išėjimo 20 skyrius 8 eilutė prasideda tokiais žodžiais: atmink ir švęsk šabo dieną. Atmink ir švęsk šabo dieną. Dabar, kodėl žmogus turėjo atminti? Kodėl žmogus turėjo atminti? Ką jis turėjo atminti? Vienuolikta eilutė, aš surišu su 11 eilutė. Sako, atmink ir švęsk šabo dieną. Juk per 6 dienas viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas juose, bet 7 dieną ilsėjasi. Dievas duoda priežastį, kodėl žmogus turėtų atminti ir švęsti šabo dieną. Sako, todėl, kad per 6 dienas viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visą, bet 7 dieną ilsėjasi. Todėl tu turi atminti tą dieną. Nes Dievas, kūrėjas, kūrė 6 dienas, viską kūrė tau, o 7 dieną ilsėjasi ir tau padovanojo poilsį taip pat. Ir kadangi Dievas ilsėjasi, turi atminti ir tu ilsėtis. Tai jeigu aš ilsiuosi, pavyzdžiui, sekmadienį, pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, tai reiškia, aš nusidedu. O jeigu šitą ne, kodėl būtent, šeštadienį? Gerai, bet jeigu aš dabar, pavyzdžiui, šiais laikais, sakysim, aš dirbu šeštadienį, pas mane yra darbo diena, tai yra, pavyzdžiui, aš esu medikas, gaisrininkas, policininkas ir mes turime dirbti tą dieną ir būtent tada jau yra blogai. Sakysit tenais, kad čia yra neblogai, čia yra gerai, bet mes pinigus gaunam už tai. Aš žinojau, kur aš einu ir aš gaunu už tai pinigus, tai yra darbas, vis tiek darbas. Tai turėtumėm nebedirbti. Ar Dievas mums apreiškimus duoda tik tai šeštadienį, ar apreiškimus jisai duoda kiekvieną dieną? Ne, bet vis tiek yra šeštadienis, ne? Išėjimo knyga ten pateisina pradžios knygą, nes ten parašyta švęsk. O jeigu aš jau gyvenu, sakysim, Dieve pastoviai, sakysim, mes Kristus numirė ir panaikino įstatymą ir jūs tenais išskiriat, kad tas įstatymas yra būtent moralinis ir, kaip jūs ten jį daro kitaip vadinate, tai moralinis tai yra 10 Dievo įsakymų, o čia, sakysim, yra jau įstatymas visas tas jau kitas panaikintas. Į klausimą, iš kur jūs tai ištraukėt, kur tai parašyta Biblijoje, kad yra atskirtas įstatymas, jūs atsakymo nebeturite. Jūs taip manote, nežinau, Dainiau, malat nuomonė ir nieko daugiau. Klausom toliau. Dėl to, kad tu esi Dievo kūrinys. Štai kodėl. Paprasta priežastis. Ir dabar kuogi tokia ypatinga, sakykime, ar ne? Dėl to, kad ilsėdamasis žmogus atmina savo kūrėją, atsimena savo kūrėją, parodo jam pagarbą, parodo jam meilę, tai darydamas, parodo jam paklusnumą. Todėl ta diena yra tokia ypatinga.
Um, O jeigu aš būtent kitą dieną, sakysim, nueinu pas viešpatį, tai aš nerodau paklusnumo viešpačiui, ar paklusnumas viešpačiui yra tik tais vienos dienos laikymasis? O jeigu aš 6 dienas laikysiuosi, dar kartą kartoju ir kalsiu iki galo, tai reiškia, aš jau būsiu nepaklusnus, jeigu eisiu 6 dieną, ne? Tai yra 7 dieną, tai yra 6-dienį eisiu dirbti, aš jau nepaklusnus. O jeigu 6 dienas būsiu su viešpačiu, tai jau tai nesiskaito. Neblogai. dar noriu atsiversti išėjimo, prašom, mama. Dar jo, man čia va dabar, kai kalbėjai, tai ypatingai įstringa va ta mintis, kad atsimink, kad Dievas tavo kūrėjas, jisai sukūrė, jisai per 6 dienas sukūrė ir tave ir visus sukūrė, kad neužmirštumėm, kad ne kas kitas mane sukūrė, ne kas kitas atsirado pasaulis kažkokia išsprogimo ir panašiai, bet Dievas sukūrė, kūrėjas yra. Man tai atstringa šitie žodžiai labai giliai. Tai reiškia, jeigu tu atsiminsi kitom dienom, kad jis yra kūrėjas, tai bus neįskaitoma, o jeigu šeštadienį, tada įskaitoma. Na taip, aišku, ir dar tas momentas toks svarbus, nes jeigu žmogus jisai ilsisi 7 dieną, pavyzdžiui, pagal mūsų kalendorių tai yra šeštadienis, tai tada žmogus parodo Dievo ištikimybę. Jisai parodo Dievo ištikimybę ir pripažįsta, kad tas Dievas, į kurį jis tiki, yra jo kūrėjas. Jeigu jis švenčia šabą, reiškia, jis pripažįsta kūrėją Dievą. Jo, labai teisingai. Taip, nes pavyzdžiui, mes žinome, kad istorijos eigoje buvo toksai nutikimas, jeigu taip galima pasakyti, 321 metais, mūsų eros metais, šeštadienio šventumas arba šventimas buvo perkeltas į sekmadienio šventimą, tai padarė imperatorius Konstantinas, Romos imperatorius Konstantinas. Tai ta tos dienos šventumas buvo perkeltas į kitą dieną. Ir dabar įdomus toks momentas, klausimas yra toks, kada žmogus švenčia dieną, sakykime, šeštadienį ar sekmadienį, jis atmina. Jis daro tai atminimui, kažkieno atminimui. Klausimas, kieno atminimui. Jeigu žmogus švenčia šeštadienį arba 7 dieną, jisai tai daro kūrėjo atminimui. Bet jeigu žmogus švenčia sekmadienį kaip 1 dieną, kieno atminimui jis tai daro? Jis tai daro imperatoriaus Konstantino atminimui. Tai reiškia, visi tie, kurie švenčia sekmadienį, jie nepažįsta Dievo. Jie realiai garbina Konstantiną, imperatorių, bet ne Dievą. Tai reiškia, visi jie įtikėjo į neaišku kokį tai Dievą. Tai reiškia, vieni adventistai yra įtikėję į Dievą, o visi kiti ne. Atleisk, Dainiau, bet darau tokias išvadas. Nes jeigu jie garbina Konstantiną, tai reiškia, jie ir įtikėję. O jeigu šeštadienį, tai tada viskas tvarkoja. Logika geležinė. Nes imperatorius Konstantinas tą dieną padarė šventą. Ir čia mes matome, aišku, tokią sąsają, savotišką sąsają su tom, kad tą dieną perėmė, sakykime, visuotinė katalikų bažnyčia, ją perėmė kaip šventą dieną, vėliau ją įteisino įstatymais, ar ne? Ir gaunasi šiandieną, kad jeigu, sakykime, žmogus švenčia sekmadienį, tai jisai atmena ne kūrėją, jisai atmena, sakykime, katalikų bažnyčios vadovus, kurie tą dieną įteisino kaip šventą. Tai mano manimu nebūtų teisinga. Mano manimu tai nebūtų teisinga. Dar kartą mes matom, dar kartą pabrėžia, kad tai nėra teisinga, reiškia tie, kurie, pavyzdžiui, sekmadienį ateina pas viešpatį ir su juo kalbasi, tai reiškia ir garbina jį, tai reiškia jie garbina katalikų vadovus. Reiškia, visi tie protestantai, charizmatai, sekmininkai, baptistai ir taip toliau, jie Dievo nepažįsta, nes jie garbina katalikų vadovus, imperatorių Konstantiną.
Vienu žodžiu. Turim atminti kūrėją ir tik jį garbinti. Kodėl Dievas tą dieną parinko, mes jau kalbėjome, kodėl jis parinko, tai buvo jo sprendimas ir iš tikrųjų nemanau, kad mums kaip kūriniams būtų teisinga siūlyti jam alternatyvas. Nemanau. Nu va, alternatyvas siūlyti kažkam tai kažkur tai vieną dieną ir taip prisirišę prie tos vienos dienos jie iškėlė tą dieną aukščiau visų kitų. Visi žmonės, kurie neteina vienu žodžiu šeštadienį, jie negarbina Dievo. Tai yra, mes jau išsiaiškinom, kaip jis pasakė, kodėl, o todėl, kad jisai taip nusprendė. Štai ir viskas. O kitom dienom geriau neik. Jeigu eisi, tikrai sekmadienį švenčiu, atiduodu garbę viešpačiui, bet pasirodo ne viešpačiui. O jeigu pirmadienį, tai sekmadienį katalikų vadovam ir imperatoriui, o jeigu aš pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį, kažkuriom dienom švęsiu, tai kam aš tada garbę atiduosiu? Dainiau. Čia nei kūrėjų, tada ne kūrėjų irgi, bet tai kam tada? Aš nekeičiu dienos, bet pagal tave mes keičiam dieną, ane? Tai kam aš tada garbę atiduodu? Klausimas, į kurį kažkaip, sudėtinga atsakyti. Manau, kad tai būtų teisinga. Alternatyvų siūlyti mes Dievui negalime, nes Dievas jau pasakė, Dainiau, ten panašiai aš tau daviau tą dieną. Prašom, tu ją turi. Tai va, tai tokie būtų, aprašom, Jelena. Dainiau dabar reiškės Konstantinas. Nu va, čia toliau prasideda tenais moteris kalba, kad į tenais, tai kiek čia reikia tada daryti 8 dienas, ten 7 žmonės nieko nesupranta, kaip ten kas kur ir kodėl. Todėl aš tikrai tikrai neįdomu, patikėkit manim, jeigu kažkas norėsit, galėsiu šiaip kokias ištraukas, bet tikrai neįdomu, ką šneka. Tai vat esmė yra tame, arba jūs švenčiat šeštadienį ir jūs šlovinat kūrėją, o jeigu ne šeštadienį, o sekmadienį. Tai reiškia, jūs šlovinat Konstantiną imperatorių ir katalikų vadovus. O jeigu pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį arba penktadienį, tai tada neaišku, ką jūs šlovinat. Vienu žodžiu, arba šeštadienis, arba kitaip jūs ne Kristaus šlovintojai ir garbintojai. Ir jūs netikite būtent kūrėjų. Jūs šlovinate ne kažką kitą. Jūs nesate, kitais žodžiais išvertus, tai jūs nesate broliai, nes jeigu jūs nešlovinat viešpaties, tai kokie jūs broliai? Jūs net ne krikščionys. Jūs turite būti adventistais, kad būtumėte Kristaus pasekėjais bet kuriuo atveju. Tai va. Tai šiandien antram punktui yra tiek. Konstantinas